Labadiena, gerbiami moksleiviai. Šiandieną toliau tęsime pamoką su programavimu, tai su sąlygos sakiniu. Ir šiandieną išaiškinsiu sąlygos sakinį pamokos užduotį. Spręsime 12 pamokos 3 užduotį. Sąlyga čia uždavinios yra tokia. Duoti 3 skaičiai A, B, C. Nustatykite, kiek tarp jų neigiamų skaičių. Turi parodyti teigiamą, neigiamą, kiek tarp jų. Panaudokit kintamąjį vardu kiekis ir kaupti teigiamus ir neigiamus skaičius. Mes galim kiekį panaudoti vieną kiekį, kitą kiekį, sakykime, kitą kiekio kaupti teigiamus arba neigiamus. Taigi, turi parodyti ir sukaupti. Na, aš čia jau šiokį tokį padariau, išaiškinsiu dabar ir paskui pažiūrėsim, kaip ta programa dirba. Gerai? Tai be abejo, biblioteka mums viena reikalinga bus, jos 3, daugiau mes čia nieko nedarysime, jokių su tekstais nieko nedirbsim, tik su skaičiais. Toliau prie bibliotekų using name priklauso ir pagrindinė funkcija, nuo prasidedanti lankeliais ir užsibaigia lankelių pagrindinė funkcija ir sveikuosius skaičius aprašome A, B, C, kiekis, tai bus neigiamiams skaičiams, kiekį suskaičiuoti ir kiekio. Mes čia šitoj programai parodysime ir kokie ABC skaičiai ir koks kiekis jų neigiamų programai panaudota ir kiek teigiamų skaičių panaudota bus. Tai paprašome nuo vartotojo, kad įvestų pirmą skaičių, tai A, nuskaito A, paprašome, kad nuskaitytų B, nuskaito B su CIN, paprašo, kad įvestų C skaičių, nuskaito C, toliau nunulinam kiekius, kurie bus skaitliukai mūsų kiekis, tai nunulinam, kad nebūtų jokių, neprisimintų programa jokių kitokių skaičių, tai kiekis 0 ir kiekio bus teigiamiams skaičiams suvesti, tai reiškia irgi 0. Na ir toliau eina paprastai skaičiavimai. Jeigu A mažiau už 0, tai neigiamiams skaičiams, kas po 0 žemyn, tai yra minusai, tai kaupiamės su kiekiu, vis dadėdami plus 1. Ne? Ir padarome bus A neigiamas. O else kiekio yra teigiamiams skaičiams ir irgi pliusas 1. Taigi, taip sukaupiame mes ir B ir C ir toliau išvedame, kiek viso neigiamų skaičių yra, kiek į viso teigiamų skaičių ir kiek skaitliukas mums parodo kiekį, kiek panaudota iš tų 3 skaičių neigiamų, jie panaudota kiekio. Dabar pažiūrėkime, kaip ta programa dirba. Kaip ta programa dirba? Štai jos realizacija. A minus 5, B minus 9 ir sveikas skaičius 6. Ir va rodo neigiamas, teigiamas ir kokie yra. Tai ačiū uždėmesį, iki kitų kartų.